Kita šalis, kurioje yra tikrai labai daug panašių projektų ir panašiai dirbančių mokytojų, yra Suomija. Su jų aš susipažinau prieš daugybę metų. Abu mes domimės tomis pačiomis temomis ir iš tiesų man labai bus įdomu išgirsti, ką jis po tiek daug metų turi mums papasakoti. Labadiena. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau jums parodyti vieną nediduką videofilmuką. Šis filmukas beiga. Tai buvo nedidukė reklama. Tačiau, jei norite susirasti panašių juokingų vaizdo filmukų, jūs galite nueiti skaidrėje nurodytų adresu ir rasite ten reikiamos medžiagos. Tiesą sakant, norėjau parodyti šią vaizdo medžiagą, kad jūs suprastumėte, ką mes iš tiesų darome mokykloje. Mes tiesiog stengiamės pakeisti tuos žmonės, kurie ateina pas mus į mokyklą, kad jie būtų panašus į tuos, kuriuos mes norėtume matyti aplink save. Norime matyti aplink save mums priimtinus žmonės. Štai čia skaidrėje pridėjau daug klaustukų vien dėl to, kad daugelis mūsų iš tiesų patys turime savo atsakyti į klausimą, kasgi yra kompetencija, kas yra kompetentingas žmogus, galintis dirbti su mokiniais, taip kaip norime, kad jis dirbtų. Kokių kvalifikacijų tas žmogus turi turėti? Na, pavyzdžiui, Suomijoje aš dirbu mokytoju skirtingais lygmenimis. Pastaruosius 2 metus aš taip pat konsultuoju ir bendrovės, kurios dirba mokytojų kvalifikacijos kėlimo srityje. Ir dažniausiai, kai tokie žmonės samdo vadovus arba kitus darbuotojus. Paprastai jie nenori tam tikros kvalifikacijos žmonių, jie nori kompetentingų žmonių, kurie galėtų padaryti tai, ko jiems reikia. Ir labai dažnai aš tiesiog įvardinu šią situaciją kaip norą užsisakyti kokį tai vaisių krepšelį su daugybė įvairių vaisių. Visi mes esame tam tikrų vaisių atitikmuo. Na, pavyzdžiui, aš esu šis apelsinas. Aš taip save įsivaizduoju kaip vaisių. Tuomet aš, būdamas apelsinas, visuomet galvoju, kaipgi man ir kitus aplink mane esančius žmonės paversti labiau panašius į apelsinus. Ką turėčiau daryti, kad Vasilis taip pat būtų labiau panašus į apelsiną, nors šiaip mano nuomonė jis labai panašus į ananasą. Bet kaipgi aš turėčiau su juo dirbti, kad jis taptų labiau panašus į apelsiną. Galbūt man paprašiau tiesiog jį žiūrėti kaip į ananasą ir tiek, vietoj to, kad veršiau į apelsiną. Na, pavyzdžiui, galbūt kai kas kitas panašus į bananą, vien dėl to, kad jis toks aukštas. Ir tuomet man kyla klausimas, o kaipgi aš galėčiau tą bananą paversti į vaisių, kuris būtų labiau panašus į apelsiną. Tuomet iškyla klausimas, o kasgi labiau apelsinas tarp mūsų visų, o kas yra labiausias apelsinas, jei taip galima pasakyti. Kas yra labiausiai panašus į apelsiną. Visi mes esame normalūs žmonės ir, kaip Bredas sako, mes visi turime teisę būti, net ir klasėje. Todėl mes turime patys savęs paklausti, kaipgi mes tapome tuo, kuo mes esame. Tai yra geriausia mūsų pačių versija. Štai parengiau tokią skaidrę. Like this, that it's easy to find the qualifications
Kaip matote, iš tiesų, norimos kvalifikacijos žmonės surasti nėra taip sunku. Na, pavyzdžiui, kad mokytojas galėtų dirbti aukštesniosiuose vidurinės mokyklos klasėse, jis turi turėti magistro laipsnį įgytą universitete. Taip pat dauguma jų turi turėti specialų išsilavinimą. Jeigu nori dirbti socialiniais darbuotojais, taip pat su aukštesnių klasių mokiniais, jie turi turėti politechnikumo diplomą ir taip toliau. Visa tai yra surašyta įstatyme ir jie privalo tuos dokumentus ar tokį išsilavinimą turėti. Jeigu mes norime samdyti mokytojus, jie turi turėti dokumentus, įrodančius, kad turi tam tikrą kvalifikaciją. Taip pat, jei norime nustatyti, kokio tipo asmenybė žmogus yra, galime paprašyti jį atlikti tam tikrus tekstus. Na, pavyzdžiui, galime sakyti, jeigu tas žmogus surinks tiek ir tiek taškų atlikęs asmenybės testą, tuomet mes jį priimsime. Aš jau daugelį metų dirbu su žmonėmis, kurie atlieka tokius asmenybės testus. Pagal tokius testus mes patikriname žmogaus asmenybės tipą, nustatome jį, taip pat patikriname to žmogaus kvalifikaciją. Ir atsižvelgdami į tuos rezultatus, mes pasirinkame mums reikalingą žmogų. Paprastai vien kvalifikacijos testo nepakanka. Dar reikia ir asmenybės testo, na ir tuomet dar ir kompetencijos testą žmonės susigalvoja. Taigi, didžiausia klaida, kurią kompanijos padaro samdydavo žmonės, tai yra taiko netinkamas priemonės pasirinkdami žmonės darbui. Pagalvokite apie save. Esu tikras, kad ir šiame kambaryje yra labai daug kompetentingų švietimo darbuotojų. Ir jie iš tiesų yra tinkamai dirbti mūsų projekte. Rytoj seminaro metu mes taip pat kalbėsime apie tam tikras kompetencijas, kurios yra tinkamos mūsų projektui. Vėlgi, kaip mums tinkamai pasirinkti tinkamą žmogų atsiradusiai laisvai vietai. Tam reikia atlikti vadinamąjį 4D testą. Galėtume jį atlikti ir čia, bet laiko tam nėra tiek daug, todėl to nedarysime. Bet svarbiausia, kad jūs, norėdami nustatyti žmogaus kompetenciją, paprašytumėte jo atsakyti į šiuos 5 klausimus, kurie jums padėsite žmogų pažvelgti atitinkamoje šviesoje. Net jeigu tas žmogus atsakys į šios 5 klausimus tinkamai, taip kaip jums norėtųsi, vis tiek dar galbūt neišsiaiškinsite, ar tas žmogus visiškai jums tinkamas ar ne. Tačiau bet kokiu atveju tai yra tas vadinamasis 5D modelis. Vėliau jūs šias skaidres gausite ir galėsite peržvelgti įdėmiau. Tačiau viskas aplinkui mus keičiasi. Kas nors pasikeičia, vėliau situacija išlieka panaši, keletą metų ir vėl kas nors keičiasi. Mes turėtume tiesiog labiau pasigilinti į tai, kas iš esmės pasikeičia. Na, pavyzdžiui, paanalizavus Suomijos ekonominę situaciją, paaiškėja, kad vienintelis pastovus dalykas Suomijos ekonomikoje yra pokyčiai. Mes kaip mokytojai turime su tuo susitaikyti. Jeigu aš sutikčiau mokytoją, kuris sakytų, aš tapau mokytoju 76 metais ir nenorėčiau keistis likti tokiu pačiu iki pat šiandien. Ar norėtumėte pas tokį mokytoją mokytis arba siūsti savo vaikus mokytis? Na, žinoma, atsakymas gali skirtis priklausomai nuo žmogaus, bet pagalvokite, jei jūs susitiktumėte dantų gydytoją, kuris sakytų, aš savo išsilavinimą įgijau 76 metais, sėsk į mano kėdę, aš toj pataisysiu tau dantis. Nepaisant to, kad jis naudoja tuos pačius metodus, kuriuos naudoja dar 76 metais. Nemanau, kad jūs sutiktumėte sėsti į tokio dantų gydytojo kėdę. Taigi, visi mes turime nuolat mokytis, nes situacija nuolat keičiasi. Tie, kas baigia mokyklą šiandien, iš tiesų dar ilgai turės būti darbo rinkoje. Ir tai reiškia, kad maždaug 50 metų jis turės toje darbo rinkoje kažką veikti.
Tie žmonės, kurie dabar baigia mokyklą, kaip jau minėjau, turėtų išlikti darbo rinkoje ir dirbti iki pat 75 kažkur metų amžiaus, taigi dar apie 50 metų. Tas pats pasakytina ir apie mokytojus. Mes kaip mokytojai turime nuolatos tobulinti savo kompetenciją. Na, pavyzdžiui, aš, kuomet baigiau mokslus, buvau pirmasis, kuris tuomet savo baigiamąjį darbą paruošė su kompiuteriu. Tai buvo šiek tiek mažiau nei prieš 30 metų. Tačiau, kaip matote, situacija iki šios dienos iš esmės pasikeitė. Dabar visi naudoja kompiuterius. Taigi, šiandien yra 2012 metai ir mes turime turėti omenyje, kad po 10 metų maždaug 80% tų technologijų, kurios bus naudojamos tuomet, šiandien dar nėra sukurtos. Kaip matote, būtent tai nežinomai visuomeniai, nežinomai aplinkai mes ir turime rengti savo vaikus. 2022 metais maždaug 80% visų žmonių turės daugiau nei 10 metų senumo išsilavinimą. Todėl mums reikia tokių dalykų kaip mokymasis visą gyvenimą, kad neatitrūktume nuo besikeičiančios aplinkos. Egzistuoja vadinamoji gebėjimų spraga, kuri mus skiria nuo realybės vieni nuo kitų. Pamenate, Bredas sakė, aš jau per senas šiems kompiuteriams. Aš taip pat jau beveik tapau per senas dabartinėms technologijoms. Man ganėtinai sunku jas naudoti. Petre, ar jūs dabar naudojatės telefonu? Klasėje negalima naudotis mobiliuoju telefonu. Rašykite savo rašikliu ir tiek. Tai pats geriausias būdas mokytis. Ačiū už dėmesį.